jisai kyla ir leidžiasi tarytum. Kaip srovė. Jis kyla nuo pirmos akimirkos, kai mes atėjom į šį pasaulį. Ir mus pakvietė įkvėpti, sako įkvėpti. Ir jis ėmė tekėti. Ir kai žmogus nesusivokia, nežino kvėpavimo eigos, nėra susidūręs, kai mes apie tai nežinom, kas tai yra. Nesuvokiam, kad tai yra energija, kuri teka mumise. Ji yra nesuvokta ir jos jėga yra naudojama minčių, kurios įkrenta į kvėpavimą, nes kiekviena mintis ir kiekviena emocija keičia kvėpavimą. Jūs pagalvojom vieną mintį, kažkokia emocija ir kvėpavimas pakito, atėjo kita mintis ir kita emocija ir kvėpavimas pakito ir vėl pakito ir vėl pakito ir vėl pakito. Jis kinta nuolat, vienaip ar kitaip. Ką pasakyti? Tikrai. Ir kisdamas įtakoja fizinį kūną, atneša įtampą, kai ten nėra dėmesio. Jeigu kvėpavimas yra nevaldomas, jame nėra dėmesio, jis nuolat kinta ir atneša įtampą. Tarsi įmeta akmenukus į tą tėkmę, kaip kūdikis kvėpuoja, visų korpus, sulojus. Kai žmogui sakau, atsiduskit. Sako, aš negaliu. Aš dabar nebesistebiu. Sako, aš negaliu. Gerai, sakau, tuomet padarykit taip. Taip gali dar padaryti. Tai reiškia, į tą upelį nuostabų yra primesta daug akmenų. Ir fiziniam kūne matosi taip kaip įtampos. Emociniam kūne tai yra, kai kvėpavimas kinta, kvėpavimo pokyčio metu, kuo stipresnė emocija, tuo stipriau jį keičia kvėpavimą. Žmogus taip suvokia, tik taip jau būna kraštutinė emocija, sako, man užėmė kvapą net. Arba sako, aš pradėjau skausmą. Toks kvėpavimo pokytis. Ši praktika yra naudoja jau sąmoningai kvėpavimo jėgą, kaip sujungtą kvėpavimą, tam, kad visą tai, kas ten pribirėjo, kas yra visoje sistemoje, plauti, valyti. Vien tik kvėpavimą. Kvėpavimas pasako viską. Ir ta patarlė yra jinai kita kalba, bet galima ir lietuvių kalbą pasakyti. Jis nelygiai kvėpuoja kažkieno atžvilgiu. On nerovna visu. Arba sako, jis rovna visu. Tai rodo, kad arba yra tenai emocija, arba nėra. Liaudės išmintis tą sako. Šios praktikos esmė naudoti kvėpavimo jėgą, sujungtą kvėpavimą, nes jo metu ima tekėti praną, įdėjus ten dėmesį ir atsipalaiduojant į visą, kas vyks. Tai šios praktikos esmė, tiem, kas pirmą kartą, yra kvėpavimas sujungtas ratu. Neįsivaizduojant ratą, turiu omeny ratu, kad jis yra apjungtas cirkuliarinis. Dėmesys čia ir dabar, kvėpavime kaip srovėje. Galit stebėti, kas vyksta, kūnas juda, gerklė džiūsta, dar kažkas darosi, malonaus ar nelabai malonaus. Ir viską atsipalaiduojam, nereaguojam ir nesipriešinam. Tik tęsiam kvėpavimą. Energijos tekėjimą. Kvėpavimas vyks per burną. Sesija tęsis valandą laiko. Nuolatinio sujungto kvėpavimo valandą laiko. Dėmesys čia ir dabar.
Ir į viską atsipalaiduojam. Kokia mintis atėjo? Atsipalaiduojam. Būnam čia ir dabar. Kažkokia emocija, fizinis pojūtis. Nieko su to nedarom, įkvepiam vėl, nieko su to nedarom, įkvepiam vėl, ar gera, ar bloga, ar patinka, ar nepatinka, nori išeiti, nusivaldo. Į viską įkvepiam. Į viską įkvepiam. Kas su jumis bevyktų, bus vienas instrumentas, vienas vaistas, vienas dalykas. Tiesiog įkvėpti vėl. Prisimink vieną dalyką. Aš gerai kvėpuoju ar blogai, ypač pirmoje sesijoje, iškart mintis ateina. Įkvėpkit vėl. Aš nesupratau, įkvėpkit vėl, aš supratau, įkvėpkit vėl, kaimynas trukdo, įkvėpkit vėl, jisai man padeda, įkvėpkit vėl. Į viską atsipalaiduokit ir tęskit kvėpavimą. Yra sujungtas kvėpavimas be pauzių, dėmesys jame. Ir viską atsipalaiduojat, jūs geriat praną, kuri teka jūsų sistemą ir viską plauna, kad galit išplauti. Šiam momentui.